Aš norėsiu pakviesti jūs kartu su manim pamedituoti pagal Sharon Salzberg. Yra tokia knyga Laimė ir meditacija. Ir jinai ten siūlo toj knygoj savo tokią specifinį netgi pavadintą meilės ir gerumo meditaciją. Tai kartu pabandysim su ja jos pasiūlytų būdų pamedituoti. Tai o pradžioj, kaip visada, pirmiausia, įsitaisau patogiai. Jeigu sąlygos leidžia, galiu atsigulti, atsipalaiduoti. Arba sėdžiu ir patiesinu stuburą, jeigu yra dar kažkokių įtemptų vietų, pasijudinu, kad artimiausias keletą čia tų minučių galėčiau ramiai pasėdėti. Ir užmerkiu akis, kad manęs neblaškytų vaizdai. Ir pabandau sutelkti savo dėmesį į aplinką, kuri yra aplink mane. Išgirstu garsus. Užuodžiu kvapus, pajaučiu aplinkos temperatūrą. Pajaučiu ir savo kūną, kuris liečiasi su kokiais nors paviršiais. Visa tai man padeda geriau įsižeminti ir pajausti šią akimirką, kurioje aš esu dabar. Pabandau nuskanuoti savo kūną nuo viršugalvio, leidžiuosi žemyn iki kojų pirštų galiukų. Pastebiu, kaip jaučiuosi šį rytą, kaip mano kūnas jaučiasi. Jeigu dar yra kokių įtemptų vietų, pabandau atpalaiduoti, o jeigu nepavyksta, leidžiu tai įtampai likti ir ją priimu. Dabar dar dėmesį trumpam pasuku į savo kvėpavimą. Pastebiu, kaipgi vyksta natūraliai tas mano kvėpavimas šį rytą. Koks įkvėpimas, koks iškvėpimas. Dabar kvėpavimas tegul lieka mano dėmesio fone, o aš pabandau sutelkti dėmesį į savo vidinę savijautą, į savo vidų, kaip jaučiuosi emociškai dabar. Ir kviečiu kartu su manimi tarti tarsi palinkėjimus savo. Linkiu savo saugumo, linkiu savo laimės, linkiu savo sveikatos, linkiu savo ramybės. Galiu kartoti tarsi mantrą tuos žodžius.
Linkiu savo saugumo, linkiu savo laimės, linkiu savo sveikatos, linkiu savo ramybės. Ir tardama, kartodama tuos žodžius, tuos palinkėjimus, bandau įsijausti, tarsi leisti tiems žodžiams įsigerti į mano vidų ir tarsi pajusti tą sveikatą, laimę, saugumą, ramybę savo viduje. Jeigu ateina kokia mintis, nusineša mano dėmesį, ją paleidžiu ir vėl kartoju tos pačius palinkėjimus savo. Tai tie palinkėjimai tarsi inkaras man šį rytą. Linkiu savo saugumo, linkiu savo sveikatos, linkiu savo laimės, linkiu savo ramybės. Dabar pabandau prisiminti kokį man artimą, brangų žmogų. Mintyse galiu ištarti jo vardą ir nusiųsti tuos pačius palinkėjimus ir tam žmogui. Linkiu tau saugumo, linkiu tau laimės, linkiu tau sveikatos, linkiu tau ramybės. Dabar pamėginu prisiminti žmogų, kuris galbūt sukėlė mano gyvenime sunkumų ar rūpesčių, ar yra nelengvo būdo, su kuriuo man sunku bendrauti. Ir pamėginu nusiųsti ir tam žmogui palinkėjimus. Linkiu tau saugumo, linkiu tau sveikatos, linkiu tau laimės,
Linkiu tau ramybės. Galbūt viduje jaučiu pasipriešinimą ir tarsi tuštumą, kad negaliu tam žmogui siūsti šių gerų palinkėjimų. Tai tuomet tos palinkėjimus nukreipiu į save. Galbūt aš esu tas žmogus, kuriam reikia jų labiau šitoj situacijai, šitame santykyje. O dabar mintyse gal galiu išplėsti savo palinkėjimų ratą nuo vieno konkretaus žmogaus ar nuo savęs, tarsi apglėbti visą savo miestą, įplėsti link, tarsi galėčiau apkabinti visą pasaulį ir visus žmonės gyvenančius savo gyvenimus, išgyvenančius šį rytą, galbūt su rūpesčiais, gal su džiaugsmais įvairiausiais ir nusiųsti visiems tos pačius palinkėjimus. Mes tikriausiai visi turim tuos pačius norus būti saugus, būti laimingi, sveiki, jaustis ramūs. Siunčiu tuos palinkėjimus visai žmonijai. Galbūt norisi, galiu pridėti ir daugiau palinkėjimų, kurie sklinda iš mano širdies. Dabar dėmesį truputį susiaurinu iki kūno pojūčių, ką jaučiu savo kūne, kai siunčiu tuos palinkėjimus. Truputį smalsiai patyrinėju, koks tai pojūtis.
Jeigu jaučiu, kad mano pojūtis po truputį išblėsta, galiu švelniai dėmesį pasukti į kvėpavimo stebėjimą. Kaip vyksta kvėpavimo judesys manyje. Meditacija einant į pabaigą, galiu trumpam keliom akimirkom visiškai paleisti savo dėmesį ir leisti jam daryti, ką tik jis nori. Be jokios kontrolės, be jokio mėginimo kažką valdyti. Susigrąžinu savo dėmesį į kūną ir pamėginu jį dabar vėl nuskanuoti. Tik dabar nuo kojų pirštų galiukų pakylu aukštyn iki viršugalvio. Pajaučiu, kaip dabar mano kūnas jaučiasi. Tarsi dėmesiu perbraukiu per visą kūną. Tada jį perkeliu į aplinką, išgirstu garsus, užuodžiu kvapus, jeigu norisi atsimerkiu, jau kai esu pasiruošusi. Padėkoju sau šitą sustojimą šį rytą, už tą gerumą ir meilę, kurią siunčiau savo ir aplinkiniams. Ir kai norisi, užbaigiu jau praktiką.